grįžtam prie būtent šito bičių veiklos metų cikle tokio kaip ir grafiko. Tai pasižiūrėkim, ką mes turime veikti būtent šituose vystymosi stadijose, bičių gyvenimo ciklo stadijose. Tai vystymosi nuo sausio 15 iki gegužės 15 mes turim užtikrinti, jog bitės būtų aprūpintos maistu. Tai turi jos turėti bent jau 10 kg maisto. 10 kg tai yra arba 5 bent jau minimum 5 metuviniai rėmeliai pilni, arba bent jau kokie 3 beveik pilni dadano rėmai. Tiek maisto turi būti pats minimumas. Taip pat turime užtikrinti, jog turi būti sveika ir vaisinga motina. Tai mes galim tai užtikrinti pakeisdami prieš tai sezone senas motinas į jaunas motinas, nes šitam laikotarpį nuo sausio iki gegužės 15 mes motinų naujų neturėsim, todėl ir apie tai turim pasirūpinti iš anksto. Taipogi turim pasirūpinti šiluma. Tai ką turime omeny šiluma, tai kadangi bitės pradės jau vystyti, stipriai auginti perus, reikia, jog lizdas būtų šiltas ir neatšaltų. Tai vienas iš tų dalykų, ką mes ir kalbėjom, kodėl į vidurį negalime įdėti štai šitos vaškuolės tam, kad nesutrukdytumėm ir neatšaldytumėme lizdo. Nes, kaip matėm, jeigu perskirsim, gali pilnai neišmaitinti perų, o jeigu neišmaitins perų, nebus gero riebalinio kūno, o apie riebalinį kūną mes jau žinom, atsiras visokios ligos. Ir turim atlikti spitimo kontrolę. Apie spitimo kontrolę pakalbėsim, kaip tai efektyviai padaryti, jog mūsų bitės neišspiestų. Tuomet rinkimo laikotarpyje turime užtikrinti, jog būtų vėlgi pakankamas kiekis maisto, tai vėl kalbam apie 10 kg, tai prisimenam, kad turim neišsukti viso to pavasarinio medaus, turim užtikrinti, jog būtų vietos lizde, jog motina turėtų pakankamai kur dėti ir pakankamas meduvių kiekis, tai kad to būtent lizdo mums ir neužpiltų. O žiemojimui turim užtikrinti, kuomet bitė žiemoja, jog būtų pakankamai maisto atsargų, būtų ramybė, tai yra, jog netrukdytų paukščiai, netrukdytų dar kažkokie veiksniai ir turim sekti kamuolio judėjimą. Pasižiūrėsim, kaip kamuolys juda ir ką mes iš to galim pasakyti truputėlį vėliau. Taip, tokie pagrindiniai yra šitų ciklų veiksmai, į ką turim atkreipti pagrindę dėmesį. Tai pakalbėkim apie, gal pradžiai dar šilumą pasižiūrėkim, tai yra, kaip mes plečiam lizdus. Kaip mes plečiam lizdus, jau pakalbėjom apie dadano avilius, tai kai mes turim dadano avilius ar ne, dedame čia turime medus, duona, perai, į šitą vietą dedame vaškuolį. Plečiame dadano avilyje lizdą taip, kada mes matom, jog pilnai aptupia. Jeigu mes štai čia turime, ar ne, dar diafragmą, tai kai bitės jau truputį gal net už diafragmos atsiranda šiek tiek bičių, mes tada įdedam dar papildomą vaškuolį arba 2. Lizdo išplėsti stipriai nereikia, nes mes jį atšaldysim. Jeigu atšaldysim, bitės neefektyviai gali neišmaitinti perų, neapšildyti perų, ypatingai gali perai atšalti, vėl prasidėti ligos. Todėl turim laikyti viską po truputį ir plėsti po truputį. Daugiaaukščiuose aviliuose, jeigu mes kalbame, tai plėtimas vyksta taip. Jeigu mes turime ar ne daugiaaukštį, sakykime, turime, kaip pavyzdį, 2 meduvinių korpusų. Tai kuomet bitės peržiemoja, jos, kalbam apie neizoliuotas motinas, jos bus visos
viršutinėme aukšte. Štai čia jos pradės dirbti. Jos po truputį dirbs ir čia kalbam, kai yra uždaras dugnas, jos dirbs ir maždaug mes apie, jeigu neizoliuotos motinos, apie balandžio 15 dieną turim pasižiūrėti, balandžio 15, balandžio 25 turim pasižiūrėti, koks čia yra stiprumas. Jeigu mes matom, kad čia yra pakankamai stipru ir čia jau bitės pradeda dirbti, įsisavinti apatinį korpusą, tai yra, čia jau matom pakankamai vaikšto daug bičių, ar ne? Tai tuomet mes šitus korpusus sumainom. Kadangi šiluma, čia galima užsirašyti, čia yra pirmas korpusas, antras korpusas. Tuomet mūsų korpusai atrodo taip. Čia tampa antras korpusas, čia pirmas korpusas. Tai yra, jie apsimaino vietomis. Tai čia būna visuomet susiformavęs lizdas, o čia būna tuščia ganėtinai. Na, čia viršus, jeigu jau pradėtas įsisavinti šiek tiek. Tai kadangi šiluma kyla į viršų, motina perės į antrą korpusą ir pradės darbą čia. Taip mes labai paprastai praplečiam lizdus. Kuomet mes kalbam apie truputį kitą variantą, kuomet turim, jeigu kažkas tuo ryšis izoliuotas motinas, tai yra plėtimas štai toks, bent jau pas mumis, kaip dirba yra sistema, tai mes turime, tokią sistemą galima naudoti ir neizoliuojant motinų, pas mumis yra 2 korpusas, ant kurių žiemoja, plus 3 korpusas apačioj. 3 korpusas yra uždengtas su plėvele. Plėvele, ir jeigu mes žiūrėtumėme iš viršaus, šitas korpusas, tai plėvelė yra taip uždėta, tai yra palikti 3 cm čia ir 3 cm čia. Tai yra priekyje ir gale po 3 cm praėjimas. Ir šitas korpusas, kas jame yra? Jame yra pripildyta medus. Medus ir dar porą rėmelių duonelės. Jeigu pripildome kuo daugiau medaus, jeigu neturime daugiau medaus, tai įdedamos yra vaškuolis. Tai yra iš praeitų metų rudens, čia paliekamas yra medus. Kodėl taip yra padaroma pavasarį? Kadangi mes kalbėjome apie maistą ir jog turi būti perai gerai išmaitinti ir neturi būti maisto stygiaus, jog bitės ir pilnai išmaitintų perus ir nesustotų perų maitinti, kuomet nebelieka maisto, šitas korpusas pasitarnauja kaip rezervas. Tai yra bitės, kada reikia, šitą korpusą pradeda naudoti jame esantį maistą. Ir kai reikia, jos kiek reikia jom pasiema. Tai mes čia turime rezervą bent jau kokius 12 kg maisto. Vien tik tai rezervas. Čia dar būna lizde maisto, bet dar mes turime ir papildomą visą korpusą. Ir kaip vyksta plėtimas šiuo atveju, galbūt kažkas susigundys tokiu bitininkavimo metodu naudoti, kadangi čia būna ir plėmelė, čia yra ir uždaras dugnas, mes laukiam, kol bitės pilnai įsisavina pirmą aukštą, abu tuos aukštus meduvinius ir žiūrim, čia, kai bitės pradeda jau kažką veikti, atsiranda tų bičių, ta plėvelė yra tiesiog nuimama ir bitės gražiai pradeda dirbti per 3 korpusus. Toks variantas yra ganėtinai paprastas. Tačiau tai reikalauja investicijos, jog mes turime palikti nemažai medaus būtent pavasariui. Tačiau bent jau mums pasiteisina geriau palikti tuos keletą rėmelių medaus, nes vystymasis yra žymiai stipresnis ir žymiai greitesnis ir šeimos tampa žymiai stipresnis būtent, jeigu mes paliekam štai tokį medaus korpusėlį. Tai čia būtų vienas iš tų variantų. Tradiciškai yra toks sumainimas korpusų, kitas variantas yra naudoti štai tokį metodą. Na, žinoma, ir čia galim sumainyti korpusus, kad greičiau vyktų vystymasis, to daryti nebūtina, bet gerai yra turėti štai tokį korpusą, kurį mes galime panaudoti kaip maisto rezervą. Ar medus būna per žiemą padėtas apačiai? Taip, jisai stovi per žiemą. O nesusicukruoja jis ten bestovėdamas? Ne, dažniausiai nesusicukruoja. Jeigu jeigu priklauso nuo gamtinių sąlygų, sakykime, jeigu pas mumis medus kristalizuojasi, tai žinoma, galime jį laikyti kažkur šiltesniai patalpoje ir uždėti pavasarį. Nes jos žiemą vis tiek jo nenaudos. Bet jeigu mūsų medus
bent jau mūsų vietovėj dažniausiai viskas su juo tvarkoj būna. Tai taip ir yra paruošiama. Tai ir tiek. Tai svarbiausia yra aprūpinti šilumą, tai yra per anksti neišplėsti lizdo, jog neatsirastų problemų. Spitimo kontrolė. Tai spitimo kontrolė. Pasižiūrėkim apskritai apie spitimą, jog išsiaiškintumėm, kas tai iš tiesų yra. Taip, tai apie spitimą labai daug galima surasti informacijos, labai visaip žmonės apie tai mąsto, apie tai kalba, nuo ko tai gali reikšti, kaip tai pastebėti, kaip su tuo kovoti, bet viskas yra paprasčiau negu atrodo ir tikrai galime lengvai numatyti, kada bitės spies. Reikia žinoti keletą principų. Dažniausiai pateikia mums, kad spiesti linkusios šeimos, čia yra iš motina. Taip, tai čia yra viskas tvarkoj, linkusios spiesti su lizde esančiais juodais senais koriais, tai čia daugiau nespietimas, o daugiau pabėgimas būna, tai čia toks, na taip, jos išspies dažniau, bet šitą galim kontroliuoti, kaip ir viskas tvarkoj. Aplink stovintis saulėje su plonomis sienomis, tai čia vėlgi, jeigu tokį perskaitom, mum iš esmės nieko gero ir nepasako, dėl ko tos bitės spiečia. Tokie kaip ir aspektai, kaip ir suprantama, bet esmės vis tiek mes neturim. Aišku, tos šeimos spies daugiau, nes tiesiog yra nekomfortabilios sąlygos gyventi, jeigu yra seni koriai ir avilys karštas, tai tiesiog bitės ne tai, kas spies, bet jos rinksis ieškos kitos gyvenimo vietos. O kokia yra esmė spietimo? To literatūroje labai sunku surasti, nedaug kas apie tai nei kalba nieko, tai yra keletas dalykų. Tai pirmas dalykas yra motinos feromonų koncentracijos sumažėjimas. Tai galim pasižiūrėti, ką tai reiškia. Tai reiškia, mes ar neturime motiną ir turime, kai kalbėjome apie feromonus, motina skiria feromoną ir turime, sakykime, kažkokį bičių kiekį. Peržiemoje, sakykime, 15 000 bičių. Motina skiria feromonų, jinai skirti daugiau negali. Skiria konstantą, daugiau jo neatsiranda. Bet kai bitės vystosi, motinos feromonas išlieka tas pats, bet bitės, sakykime, pasiekė 40 000 bičių. Ar 40, galbūt čia paprasčiau, 45 000 bičių. Tai mūsų feromono koncentracija sumažėja netgi 3 kartus. Sumažėja. Kai sumažėja motinos feromonų koncentracija, bitės pradeda inicijuoti lopšelių siuvimą. Tai vėlgi yra tas dalykas, vienas tik tai iš aspektų, kaip bitės supranta, jog joms reikia spiesti. Tai yra pradeda mažėti feromono kiekis. Žiūrime toliau. Pradeda kisti bičių ir perų santykis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atsiranda vis daugiau perų ir pradeda kisti tas kiekis bičių ir perų. Tai yra santykis pradeda didėti. Perų didėja ir bičių vis, sakykime, palyginus su perais, pradeda tas santykis mažėti. Tai yra dar vienas iš signalų bitėms, jog reikia pradėti ruoštis spiesti. Kalbant apie bičių perų ir bičių santykį, tai kalbam apie jaunų bičių tiksliau santykį. Ir kas atsitinka, pavyzdžiui, pavasarį, jeigu yra šaltas oras ir bitės negali išskristi, tai tas bičių santykis, jaunų bičių ir perų santykis dar pradeda stipriau kisti. Dėl ko? Dėl to, kad jaunos bitės neprogresuoja ir netampa lauko bitėmis.
Tai yra, jos lieka prie tų pačių savo darbų, nes jos negali išskristi, jos vis ilgiau tampa tomis jaunomis bitėmis ir tas santykis dar labiau kinta. Nes jos tiesiog negali išskristi, negali judėti per tą jų gyvenimo ciklą. Ir ką šitie du dalykai nulėmė, jų yra ir daugiau, bet čia yra du esminiai dalykai, tai jog bitės pradeda jausti, jog jos galėtų išmaitinti daugiau perų, negu motina padeda kiaušinių. Tai pasižiūrėkim, kaip šitie du dalykai nulėmė tą bičių jausmą. Tai yra, pradeda motinos santykis, motinos feromono koncentracijos kiekis mažėti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog bitės jaučia, jog avyje yra pakankamai daug bičių ir motina nebesijaučia, motinos feromonas taip nebesijaučia. Tai reiškia, jog motina nebegali aprūpinti pakankamai tuo feromonu avilio bičių. Ir kas nutinka, bitės supranta tiek iš šito feromono koncentracijos sumažėjimo, tiek iš bičių ir perų santykio kitimo, jog ateina laikas, kuomet bitės gali pačios, tiesiog bičių masė gali išauginti daugiau, išmaitinti daugiau bičių, bet motina fiziškai nebegali padėti daugiau kiaušinių. Tai sakykime, bitės galėtų išmaitinti 10 000 lervučių per dieną naujų, o motina padeda tik tai 2000 lervučių, padeda tik tai 2000 kiaušinių. Ką tai reiškia? Tai reiškia bitėms, jog vienintelė galimybė didinti populiaciją, tai yra didinti bičių skaičių, yra naujos motinos pasidarimas. Naujos motinos pasidarimas paprasčiausiai yra, jog sena motina išskrenda ir tada jauna motina atsiranda. Tai tuomet, kai motina jauna atsiras, jau tos motinos kartu galės padėti 4000 kiaušinių. Tai jau bitėms yra geriau, nes jos tiek išmaitinti gali. Tai čia yra esmė tokia su spėtimu, jog bitės būtent ir jaučia, kuomet jau motina nebepajėgi tiek kiaušinių pridėti, kiek pačios bitės yra pajėgios išmaitinti tų perų. Tai reiktų, kuomet bandom nagrinėti spėtimą, šitą turėti omeny, ar mūsų, sakykime, kažkokie tai mąstymai atsiremia į būtent šitą dalyką, jog bitės pajėgia daugiau išmaitinti, negu motina gali padėti. Ir galime neretai sutikti tą būtent sakymą, kad spiečius labai gerai dirba. Spiečius labai greitai siuva korius. Dėl ko siuva korius? Atsižvelgiam į motinos feromono koncentraciją. Tai pagalvokime, jeigu kai spiečius išskrenda, ten yra žymiai mažiau bičių, bet motina skiria tą patį kiekį feromono. Vadinasi, spiečiuje feromono koncentracija yra didesnė. Kuomet yra feromono koncentracija yra didesnė, grįžtame į ką bičių motinos feromonas ką įtakoja. Tai įtakoja ir perų maitinimą, ir korių siuvimą, ir nektaro rinkimą. Kuo didesnis feromonas, tuo stipriau veikia, tuo bitės geriau dirba. Tai mes matom, čia kaip susisieja būtent tas ir spiečiaus darbingumas ir motinos feromono įtaka bičių veiklai būtent per tą koncentraciją. Tai čia yra tokie dalykai. Ir pagalvojom, jeigu dabar bitininkai šiais laikais nori, kad bitės neišspiestų, kad bitės liktų tam pačiam avily, kad kuo daugiau bičių būtų, bet tada motinos feromonas pradeda nukentėti, kai tai pradeda koncentracija mažėti, kuomet bičių motinos koncentracija pradeda mažėti, darbingumas mažėja. Tai klausimas yra, kada pasieksime tą lygį, kai bičių bus, sakykime, motina bus tam avily, bičių bus auginama kuo daugiau, bet koncentracija feromono pradės mažėti ir tas darbingumas, kad ir bus daug bičių, mes papildomas produkcijos iš tenai negaus. Tai čia reiktų į tai irgi atkreipti dėmesį. Bet vėlgi, šitie dalykai, teoriniai dalykai, žinoma, galbūt įdomu, galbūt nelabai, bet kaip tai panaudoti praktikoje. Nes mes nenustatysim nei ar sumažėjo motinos feromono koncentracija, ar tas bičių perų kiekių santykis, koks yra, ganėtinai yra sunku nustatyti.
Tai pasigalvokime, kaip tai galime padaryti. Tai prie to dar prieisime. Gal galim dabar ir prieiti iš karto, paskui grįšim prie kitų punktų. Tai kaip nustatyti tas spėtimo stadijas? Tai kad mums nereiktų tenai kažko galvoti, ieškoti, tai yra 3 spėtimo stadijos. Pirmoji stadija yra dengiami traniniai perai. Kuomet mes pamatom, jog yra dengiami traniniai perai, reikia jau galvoti, bitės pradeda ruošti spiesti. Tranai yra auginami būtent tam, kad apvaisintų jaunas motinėles. Ir tranai pradedami auginti tik tai tada, kai bitės išmaitina pakankamą kiekį perų. Tiksliau, tenai yra, kuomet yra išmaitinama antra karta, bitės pradeda tik tai tada maitinti traninius perus. Tai ir traniniai perai jau kada yra dengiami, mums reiktų atkreipti dėmesį į tas šeimas, nes tenai jau netrukus gali pradėti bitės ruoštis spiesti. Kada jau mums reikia tikrai pradėti imtis veiksmų, tai kai pradeda masiškai ristis tranai. Mes avilyje matome, kad jau yra išsiritę tranų, jau aviliuose vaikšto tranai, reiktų jau imtis priemonių. Ilgiau laukti geriausiai yra jau nebeatidėti spėtimo kontrolės. O jeigu mes jau aviliuose pamatom motininius lopšelius, vadinasi, bitės jau yra spėtimo paskutinėje stadijoje ir jau mes, jau sunkiai tenai yra, sunku iš tos spėtiminės stadijos bitės išimti, jau tenai yra daug darbo, daug vargo, todėl geriausiai yra nepasiekti šitos stadijos. Kol dar bitės nesiuva motininių lopšelių, mes turime atkreipti kitas 2. Tai yra dengiami traniniai perai, turi mums signalizuoti, jau reikia jau pradėti galvoti, o pradeda masiškai ristis tranai, atsiranda aviliuose tranai, jau reikia pradėti netrukus jau imtis priemonių. Jeigu datomis kalbam, tai pradeda masiškai ristis tranai apie gegužės 10 dieną. Tiksliai negaliu pasakyti, jeigu nėra izoliuotos motinos, tiksliai aš negaliu pasakyti. Kuomet yra izoliuotos motinos, mes tiksliai žinom, kada pradeda ristis tranai. Neizoliuotomis motinomis apie gegužės, ne apie balandžio, apie gegužės 5-10, gegužės 10 dieną. Maždaug tada. Tai maždaug apie tą laiką mums reikia orientuotis. Taip. Kada gali išspiesti tos šeimos, tai galbūt nėra toks aktualus dalykas, tai šeimoje turi būti užaugintos ar augančios naujos motinos, tai tie lopšeliai, jeigu jau pradeda jas auginti, kai uždengia tą lopšelį motininį, kas atsitinka po 10 dienų, tai po 9 dienų, tai tuomet jau bitės gali pradėti spiesti, tik tai uždengia motininius lopšelius, jos jau gali spiesti. Žinoma, gražus oras ir turi būti gausu nektarų tam, kad išspietę spiečius turėtų pakankamai resursų greitai vystytis, juk nežūtų iš bado. Ir viena lygtis, ką mes turim atsiminti ir kaip derinti visą mūsų bitininkystės praktiką, jog mūsų bitės neišspiestų, tai atsiminti vieną lygtį, jog spėtimas tai yra sena motina plus lauko bitės. Jeigu mes šitą lygybę pašalinam, tuomet mes spėtimo neturėsime. Nes pagrinde, kas sudaro duetą, tai sena motina ir lauko bitės. Sena motina, jeigu norim tiksliau, tai sena motina, kas tai yra sena motina? Sena motina tai yra peržiemojusi. Tai sakykime, mes Liepos mėnesį įsidėjome motiną, tai jinai kitų metų gegužės mėnesį jau bus skaitoma kaip sena motina, nes čia buvo jau žiema, jinai peržiemoja. Tai pas mumis visos motinos senos yra skaitomos tos, kurios peržiemoja. Netgi jeigu mes vietumėm rugpjūtį, rugsėjį tą motiną, jinai peržiemoja, jinai yra priskiriama prie
senų motinų. Tai realiai pavasarį mes jaunų motinų nebeturim. Visos motinos yra skaitomos kaip senos, nes jos jau bus linkusios spiesti. To sezono, jeigu mes įdėjome, sakykime, motiną gegužės mėnesį, tai jinai tą sezoną nespies, nes jinai nėra peržiemaisi. Jinai tik tai spies kitų metų gegužę. Tai bus, kuomet praeis žiema, jinai peržiemos. Tai kaip mums panaudoti štai šitą lygtį? Pasižiūrėkime. Tai pirmas dalykas, ką mes turime nusistatyti, tai yra spietimo stadija. Spietimo stadija. Tai kuomet mes nusistatom antrą spietimo stadiją, mes turime imtis veiksmų. Kuomet mes imamės veiksmų, prisimename lygtį, jog spietimas tai lygu sena motina plus lauko bitės. Kaip dabar tai panaudoti praktikoje? Nėra svarbu, kokiam avily mes bitininkaujam, svarbu panaudoti šitą lygtį ir kad tai nebūtų lygybė. Tai yra arba pašalinti senas bites, seną motiną, arba turim pašalinti lauko bites. Jeigu kažkurį iš šitų faktorių pašalinsim, mes suvaldysime spietimą. Tai pasižiūrėkime, kaip tai galime atlikti praktiškai. Tai sakykime, turime gegužės 10 dieną ir nusistatėme, jog bitės yra antroje spietimo stadijoje. Tai yra masiškai ritasi tranai. Ką mes turime daryti? Sakykime, turime šičia. Pirma pozicija ir, sakykime, yra antra pozicija. Na, avilys stovi vienoje vietoje ir čia yra antra vieta. Tai pirma, tos vietos nekinta. Tai ką mes čia turime? Mes čia turime ar ne avilį, nėra skirtumo, koks tai yra avilys. Ir mes čia turime seną motiną ir šitoj turime vietoj lauko bites. Lauko bitės yra prisirišusios prie tos vietos. Jos visuomet grįžta į šitą patį avilį. Ką mes turime padaryti? Galvojame apie lygtį. Lygtis mums sako, jog spietimas tai yra sena motina plus lauko bitės. Ką mes turim padaryti? Mes turim tą seną motiną pašalinti nuo lauko bičių. Tai ką mes padarom? Padarom tokį manevrą. Čia pastatom šalia naują avilį ir šičia yra perkeliama sena motina. Sena motina. Ir čia visos, sakykime, jeigu mes perkeliam ant rėmelių, visos tos bitės ant rėmelių, kur buvo lauko bitės, jos sugrįžta čia. Iš šito avilio parskrenda. Ir mes čia turime vien tik tai lauko bitės. Tokiu būdu mes, tokiu principu, mes sulaužome šitą lygį. Tai yra atskiriame seną motiną nuo lauko bičių. Spietimų mums nebelieka. Vėlgi, čia tik tai pats principas pasižiūrėkime detaliau. Esmė kokia, kai mes čia turim seną motiną ar ne, mes čia turim įvairių stadijų perų. Tai turime atvirus perus, turime dengtus perus. Kas atsitinka, kai mes perkeliam, mes čia turime perkelti dengtų perų plus medaus plus duonos. Priklausomai nuo mūsų šitos šeimos stiprumo. Tai gali būti, sakykime, jeigu dadano rėmais, tai galbūt 2 dengti perai, meduviniais rėmais tai gali būti 4 rėmai, medaus turėtų būti 2 rėmai dadano arba 4 meduviniai ir duonelės 1 dadaninis arba 2 meduviniai. Na, maždaug tokią mes turėtume šeimelę sudaryti. Tai dadano rėmais tai bus apie 5 dadano rėmai, o meduviniais tai bus 10 rėmelių. Maždaug tokia šeimelė. Žinoma, galima ją formuoti ir mažesnė. Tiesiog atitinkamai mažiau dengtų perų, mažiau maisto įdedam, viskas bus tvarkoj. Priklauso nuo to, ką mes turim toje peržiemojusioje šeimoje. Tai štai taip suformuojam, tiesiog perkeldami seną motiną su šitais visais rėmeliais. Ir čia pasistatom naują avilį ir turim šitą šeimą. Tai dabar, kas atsitiko šitoj šeimoje, mes nebeturim
nei jokios motinos. Tačiau mes čia turime atvirus perus, atviri perai. Kas atsitinka? Bitės, kuomet praranda motiną, kalbėjom, jog auginasi gelbėjimosi lopšelius. Jos pradeda augintis daug gelbėjimosi lopšelių. Vienas variantas yra palikti šitus gelbėjimosi lopšelius ir pačios bitės išsiaugins motinas, tos motinos apsivaisins ir pradės dirbti. Tačiau praeis nuo šito momento, nuo gegužės 10 dienos, 30 dienų. Tai mes turėsime, atsiprašau, čia vėl balandžio parašiau, gegužės. Tai turėsime 06.10. Tai praeis mėnesis iki kol čia atsiras mums jau nauja motina. Tai bus jau birželio 10 diena. Na ir čia turim seną motiną. Tai toks variantas, na, iš esmės taip, su spitimu sukoposime, tačiau ganėtinai ilgas laiko tarpas, tai štai čia atsiras tarp spitimo kontrolės ir naujos motinos atsiradimo. Ir dar viena problema bus, mes nežinom, kokia ta motina bus, nes tai bus tiesiog iš bičių paprastų išveista, nebus ta motina veislinė. Bet su spitimu sukoposim. Tai vienas iš tų variantų. Antras variantas yra, truputį reikalauja daugiau technikos, tai vėlgi turim tas pačias pozicijas, pirma pozicija, antra pozicija, turime gegužės 10 dieną, sakykime, ir čia turime tą šeimą, kur nusistatėme antrą spitimo stadiją. Tai turime seną motiną ir vienas iš tų variantų yra, sakykime, šitą, pasižymėkime, pirmas avilys. Šitą avilį galime, sakykime, paimti ir nukelti į šoną, o šitoj vietoj pastatyti naują avilį. Kas atsitiks? Viskas lygiai tas pats. Lauko bitės sugrįžta čia. Tik tai mums dabar nereikia senos motinos ieškoti. Tai galbūt šiek tiek palengvina reikalus, tik tai mes turim iš šito avilio dabar į šitą sugrąžinti rėmus. Tam, kad mums nereiktų, sakykime, ieškoti senos motinos, mes tiesiog, kai išimdinėjom iš čia perus, rėmelius, juos tiesiog visiškai nukratom, nieko nežiūrėdami, nukratom atgal į avilį ir mums taip nereikia ieškoti motinos. Tai mes čia perkeliame, jeigu, sakykime, nenorim, jog jos pačios augintųsi, mes perkeliam čia dengtus perus, šiek tiek dengtų perų, plus perkeliame maisto, duonelės į štai šitą avilį. Tai vėlgi vienas iš variantų. Jeigu mes sugebame perkelti vien tik tai dengtus perus, tai tuomet mes galime įdėti savo lopšelį. Jeigu Didano avilys vienas išeina lopšelį įdėti, jeigu mes turime daugiau aukštevilių, galime į kelis aukštus įdėti po lopšelį. Tai lopšelį mes nusipirkam 14 dienų amžiaus. 14 dienų amžiaus. Jie turėtų būti tokie patys. Kodėl mes dedam 2 lopšelius? Kadangi pavasarį apsivaisinimas motinų yra ganėtinai žemo procento, gali svyruoti nuo 5 iki 70%, tas apsivaisinimas tai yra priklauso nuo orų. Jeigu bus prasti orai, tai motinos natūraliai ir neapsivaisins. Tai dėdami 2 lopšelius, mes šiek tiek sumažiname riziką, bent jau tą, kurią įmanoma sumažinti. Tai yra nuo pačios motinos ar nuo kažkas, kad paukštis pagaus ar dar kažkas atsitiks. Mes štai šitą riziką truputėlį sumažinam dėdami 2 lopšelius. Ir jeigu mes norime įdėti 2 lopšelius, reikia turėti omeny, jog tarp tų lopšelių mes turime įdėti motininį skirtuvą, tai yra, kad bitės vaikščiotų tarpusavį, bet motinos negalėtų tarpusavį susisiekti. Ir dar vienas dalykas, ką mes turime padaryti, tai turi būti lakos nukreiptos į skirtingas puses.
Kuomet motinos apsivaisina, jos turi turėti išskridimus į skirtingas pusės. Tokiu atveju mes galim viename avilyje apvaisinti 2 motinas ir turim didesnį šansą, didesnį tikimybę, jog mūsų motinos apsivaisins. Tačiau šitas metodas remiasi tuo, jog čia turi būti vien tik tai dengti perai, jog mes tą pačią dieną galėtume įdėti lopšelius. Na ir tuomet po 14 dienų, ką mes ir pradžioj, kaip ir minėjau, kad labai bus svarbu, jog mes žinotumėm, kokios yra datos, po 14 dienų motina pradeda dėti. Tai yra, po 14 dienų mes ateinam patikrinti, kaip tos motinos apsivaisino. Patikriname, kaip apsivaisino, pasižiūrėdami, ar motinos deda kiaušinėlius. Taip, ir tuomet, štai čia mes turim, ar ne, ateiname po 14 dienų, mes štai šitoj vietoj, ką padarom, tai yra pasitikrinam ir pasižymim. Jeigu viskas tvarkoj, tai tada tas 2 motinas mes ir galim palikti dirbti. Štai čia dirba ta viena motina, jeigu abi apsivaisino, čia viena motina, čia kita motina dirba. Svarbu visuomet palikti motininį skirtumą tarp tų motinų ir jog jos visą laiką turėtų į skirtingas pusės išskridimą. Jeigu mes norime dar daugiau pasidauginti šeimų, mes vieną motiną galime nukelti štai čia į šoną. Ir turėsime dar vieną šeimelę jau su šiuometinė motina. Dar po 7 dienų mes ateiname ir nugydome bites oksalo rūgšties tirpalą. Galime naudoti 4, sakykime, procentų, 4, 2, kažkur tame tarpe procentų tirpalą. Kodėl mes galime naudoti dabar gydymą? Kadangi nuo 1 dienos mes įdėjome šitą motininį lopšelį, praėjo 14, mes patikrinom ir dar po 7 dienų bus nuo mūsų spitimo suvaldymo praėjusios 21 diena. 21 diena tai yra amžius, kai bitės visos išsirita. Tai yra, nebėra jokių atvirų dengtų perų. O šitų motinų, kur jos pradėjo dirbti 14 dieną, dar perai bus nedengti, nes bus praėjusios tik 7 dienos. Tai bus 7 dienų amžiaus perai. Tie perai, kurie perkeliam, bus 20 dienos, čia bus 7 dienų. Ką mes turime? Mes turime 2 dienų tarpą, kol šitos naujų motinų perai bus uždengti. Tai yra, šitame avily nėra jokių dengtų perų. Nėra jokių dengtų perų. Tuomet mes galim panaudoti oksalo rūgšties tirpalą, pralaistyti bites ir apdoroti jas nuo varozės erkių, nes turime visus atvirus perus. Taip, o jeigu neįdėsime skirtuvo? Jeigu neįdėsime skirtuvo, nutiks toks dalykas, kad motinos susipeš ir liks tik tai vienas lopšelis. Tam yra būtinai įdedamas skirtuvas, jog tos motinos nesusikontaktuotų ir nesusipjautų. Ir būtinai turi būti į skirtingas pusės lakos, tai yra dėl to, jog bitės nepadarytų tarp tų motinų atrankos. Dėl ko gali padaryti atranką? Dėl to, kad tiesiog tos viena motina neturės savo sargybinių ir tiesiog tą motiną numuša. Tai reiktų turėti 2 dalykus. Jeigu mes norime dėti porą lopšelių, turi būti būtinai skirtuvas, jog motinos nesukontaktuotų ir turi turėti jos atskirus įskridimus. Geriausiai skirtingas pusės. Tai čia būtų toks variantas. Vėlgi, pasižiūrėkime dar vieną variantą. Dar vienas variantas, vėlgi turim, sakykime, gegužės 10 dieną, vėlgi nusistatome antrą spitimo stadiją ir mes, sakykime, taip, turim čia pirmą poziciją, turime antrą poziciją. Vėl viskas iš esmės
kartojasi, tik tai truputį pakeičiam, kaip mes dirbam. Tai turim štai čia ar ne šeimą su sena motina ir mes tikrai nusistatėm, jog tai yra antra spitimo stadija, dar bitės nėra įžengusios į trečią. Ką mes galime padaryti, tai yra šičia. Na, arba keliais variantais, arba nukelti šitą avilį, kad čia parskristų lauko bitės, arba iškelti seną motiną suradę. Na, tai sakykime, paimkim, kad čia seną motiną mes iškeliam ir čia įdedam dengtų perų, ar ne? Na, viską suformuojam tą šeimelę, lauko bitės, štai čia lauko bitės grįžta. Kas čia lieka, ar ne? Čia lieka mums daug atvirų perų. Tai bitės pradeda augintis tuos ar ne lopšelius. Vėlgi primenu, kad tikrai tik tai antra spitimo stadija, jeigu bus trečia, nieko gero nebus su šitu variantu. Taip, tai bitės pradeda augintis tuos lopšelius, mes tuomet po 5 dienų, tai yra gegužės 15 dieną, minimum po 5 dienų, ateinam, čia va turim ar ne šitas dvi šeimas, čia sena motina, čia yra daug gelbėjimusi lopšelių pridėta, ar ne? Po 5 dienų, tai yra, kai gelbėjimus savo lopšelį bitės uždengia, mes ateinam ir, sakykime, na gerai, imkim, kad vieną, įdedam savo lopšelį, tai yra 14 dienų veislinį lopšelį. Tai ta motina išsiris po 2 dienų, tai išsiris 16 dieną. O šitie lopšeliai tik tai yra uždengti, tai iki išsiritimo dar jiems reikės 6 dienų. O čia reikės tik tai 2 dienų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog mūsų išsiritusi šita motina, kurią mes įdėsim, pati ims ir išlaužys visus lopšelius. Kai mūsų motina išsiris, jinai visus tuos lopšelius išlaužys. Tai mums patiems nereikės eiti laužyti lopšelių, o į tą įdėtą motiną pati nueis ir tuos lopšelius išlaužys, paskui apsivaisins, tai dar pridėkim 2 savaitės, tai mes nueisim patikrinti gegužės, sakykime, 29 dieną, patikrinti, kaip jinai apsivaisino. Ir pasižiūrėsime, kaip apsivaisino, ir tuomet galime gegužės maždaug kokią 31 pragydyti bites oksalo rūgštimi. Vėlgi dėl to, jog nebus atvirų perų. Tačiau mes dabar kalbėjom šitie 3 variantai, tik tai šitas variantas, vėl primenu, labai svarbu, jog antra spitimo stadija. Jeigu bus 3 spitimo stadija arba antros spitimo stadijos jau galas, netrukus bus 3 spitimo stadija, tai bus didelė problema, jog mes dėsim ar ne savo šitą motiną, jinai išsiris, bet bitės neprileis jos prie tų lopšelių. Tai yra, bitės bus jau pasiruošusios spiesti ir tikrai nenorės, kad ta motina išlaužytų lopšelius. Kas atsitiks? Mums išskris tiek spiečių, kiek yra šičia motinėlių. Mes ne vienus metus turėjom šitą problemą, kol patys nesusigaudėm, kad reikia, nepagavom to, kada motina, tų spitimo stadijų nenusistatėm gerai. Ir kas atsitikdavo, šita šeima visą laiką išspiesdavo. Šita šeima viskas tvarkojo, sena motina atskirta nuo lauko bičių, bet čia būdavo bitės jau spitiminiai stadijoje, dėdavom tą lopšelį, kad dėdavom tą lopšelį, jis išsirisdavo, motinos išspiesdavo. Dėl to, kad jau buvo vėlyvoji antroji spitiminiai stadijai arba trečioji jau spitiminiai stadijai, kai būdavo pradėjusios pačios sūtis lopšelius. Todėl, jeigu mes taikysimės į šitą variantą, kad įdėtumėm lopšelį ir pati motina išlaužytų lopšelius, jų gelbėjimuose akute, tos lopšelius, mes turim labai gerai mokėti, nusistatyti, kokia tai yra spitimo stadija. Vėlgi, jeigu mes nesam tikri dėl šitos spitiminės stadijos nusistatymo, galime naudoti dar keletą variantų. Tai vienas iš variantų
Čia dar vienas variantas, sakykime, aptarsim dar du, sakykime, su motinos nukratymu. Su motinos nukratymu. Tai pasižiūrėkime. Turime, sakykime, gegužės vėl, imkim tą pačią 10 dieną. Turim štai čia avilį. Čia jau kalbam apie daugiaaukščius, nes čia jau yra būdinga turbūt tik tai daugiaaukščiam, galima ir kitur, bet labiausiai na gerai, aptarsim, kaip daugiaaukščiame padaryti ir kaip dadano avilį padaryti. Tai ką mes padarom, turim daugiaaukščiam avilį, kalbėkim, sakykim, 145 mm korpusėlį, rėmeliai. Mums reikia, ar ne, jog čia toj pirmoji pozicijai, kur sudarysim bemotininę šeimą, jog būtų vien tik tai dengti perai. Kuomet bus vien tik tai dengti perai, bitės neturės iš kur pasisiūti jokių lopšelių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog mes galėsim įsidėti savo lopšelius ir bitės tikrai neišspės. Viskas bus su tuo tvarkoje, arba įsidėsime savo apvaisintą motiną ir su tuo bus viskas tvarkoje. Tai kaip mums pasiekti, jog šitoje paliktoje bemotininėje šeimoje pirmoje pozicijoje liptų vien tik tai dengti perai? Vienas iš tų variantų yra nusikelti šitus korpusus ir visas bites nukratyti į apačią, net neieškant motinos. Sakykime, jeigu nenorim ieškoti motinos, tai mes šitus du korpusus nukratom į apačią. 100%, jog motina sena atsidurs čia. Ir mes įdedame čia motininį skirtuvą. Tai yra apribojam, visas bites nukratom į apačią ir apribojam motinos darbą tik tai apatiniam korpuse. Tuomet palaukime 10 dienų. Ateina gegužės 20 diena. Ką reiškia? Kodėl mes laukiam 10 dienų? Prisimenam bičių vystymąsi. To jau, čia grafikas kažkur turėtų būti. Čia. 10 dienų visi perai bus uždengti. Tikrai galima laukti ir 9 dienas. Bet visi perai ten tam korpusuose, kur buvo, čia galėjo dirbti motina, nes čia galėjo būti motina, čia bus buvę visur kiaušinių, sakykime, ar įvairių stadijų perų, mes tą motiną nuleidžiam į apačią ir palaukim 10 dienų. Tai yra čia visur dabar bus dengti perai. Nes čia galėjo būti atviri perai, čia galėjo būti atviri perai. Tai dabar žiūrim, kas nutinka. Čia. Dabar mes turim korpusus. Čia visur dengti perai. Ir čia toliau motina su savo atvirais perais. Čia skirtumo. Viskas. Mes čia turim dengtus perus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jau čia bitės nebegalės pasisiūti jokių lopšelių. Ką mes padarom? Čia po 10 dienų tą pačią dieną. Mes tą seną motiną tiesiog visą korpusą nukeliam. Čia į šoną. Ir viskas. Čia turime seną motiną. Visur turime atvirus perus, čia dengtus perus. Viskas yra tvarkoj. Tai yra mes šitą korpusą pašalinam. Ir tą motiną neperkeliam, o čia sugrįžta lauko bitės. Ir viskas. Mes čia turim visur dengtus perus, jokių lopšelių nėra. Viskas tvarkoj. Darom, ką norim. Dedam lopšelį. 2. Arba dedam apvaisintą motiną. Nusiperkam ir dedam apvaisintą motiną. Pasižiūrėkim, kaip du šitie variantai skiriasi. Jeigu mes turime čia vien tik tai dengtus perus ir dedam lopšelį arba 2, koks yra pliusas su tuo, žiūrim dėl varozės erkių apdorojimo. Tai kuomet įdėsim lopšelį, mes dar nuo 20 dienos turim laukti 14 dienų, iki kol motinos atsiskraidys. Tai mes čia turėsime maždaug, sakykime, 06-03. Plius minus 2 savaitės praeis. Žiūrim, kiek dienų praėjo nuo mūsų pradžios, tai yra nuo čia, kai buvo atviri perai. Tai pradėjom gegužės 10, dabar turim birželio 3. Tai praėjo
realiai apie 24 dienas, ar ne? Šitas laikotarpis 24 dienas. Tai reiškia, jog visi perai, kurie čia buvo ir kurie čia buvo, dabar yra išstritę, o naujų perų uždengtų nėra. Nes šitos motinos, štai čia laikotarpis tik tai 14 dienų. Jos tik tai ką tik apsiskraidė. Tai ką mes padarom, kai mes ateinam pasižiūrėti, ar tos motinos apsiskraidė, tikriname, plus oksalo rūgštimi apdorojami, tai yra nuelė. Nes du dalykus padarom, tai yra ir nugydom bites nuo varosies erkių ir turime čia va naujai apsiskraidžiusią motiną arba dvi. Tai yra toks variantas. Žiūrime toliau, dar vieną variantą pasinagrinėkime. Šitas variantas daugiau yra techninis, bet siūlyčiau išbandyti, tai yra geriausias variantas. Vėlgi, sakykime, turime gegužės 10 dieną, ne? Ir turime čia vėl pirma pozicija, antra pozicija. Ir štai čia. Turim kažkur seną motiną, ar ne? Ką mes padarome? Mes tą seną motiną įdedame į izoliatorių. Tai yra maža formatė izoliatorių. Dar nepaminėjau. Štai čia, jeigu Dadano vilyje yra pirkti tokie 3-4 Dadano rėmų izoliatoriai. Nežinau, juvelarui yra gal, nežinau, kiek ten 20 eurų kainuoja. Lygiai tą patį mes galim padaryti. Tai yra tą motiną, jeigu Dadano vilyje, tai tiesiog tą motiną įdedame čia, įdedama forių ir laikom 10 dienų štai tokiam pakete, tokiam izoliatoriui ir tą visą izoliatorių su tuo visų izoliatorių perdedam į naują šeimą. Tai lygiai tas pats principas. Mes apribosime motiną, jog jinai niekur kitur nedėtų, tai vadinasi visur po 10 dienų kitur apart šitam izoliatoriui bus tik tai dengti perai, ar ne? Ir viskas. Ir tada mes perkelsim šitą motiną į kitą avilį, toj bemotininiai šeimoje bus likę dengti perai ir mes darome tą patį, ką ir su daugiau aukščių aviliu. Viskas yra lygiai tas pats. Principą mes turim tą patį turėti. Jeigu yra atviri perai, bitės pašalinsi motiną, bitės augins lopšelius. Jeigu yra dengti perai, bitės neturi iš kur auginti lopšelių. Ir kaip mes sukovojam su spėtimu, tai yra, turim atskirti seną motiną nuo lauko bičių. Ir dabar pasinagrinėkim dar vieną variantą. Tinka tiek Dadano, tinka tiek daugiaaukščiuose aviliuose. Tai gegužės 10 diena, nusistatėm, kad bitės yra, sakykime, antroje spėtimo stadijoje ir mes motiną įdedam į mažą formatį izoliatorių. Kalbant apie kaip tas izoliatorius atrodo, tai galim pasižiūrėti. Šitas mažo formatis izoliatorius, štai toks. Vadinamas milenino izoliatorius. Ir štai tokį izoliatorių galime įsidėti. Realiai skirtumo nėra, galima ir tokį izoliatorių naudoti. Svarbu, kad motina yra apribojama nuo bet kokio perų dėjimo. Tai mes motiną užsiizoliuojame, ar ne, ir laukime vėlgi 10 dienų. 05-20. Dar nepaminėjau, kai čia užsiizoliuojame, mes ar tai markeriu, ar kažkuo pasižymėme perus, kurie yra 8 dienų. Tai yra perus, atvirus perus, kur yra didžiausios lervutės. Pamatysim, kaip tai pravers mums, kur yra 8 dienų perai, pasižymime. Ne? Tai turim šitą dalyką pasidaryti ir pamatysim, kaip tai, atsiprašau čia.
pasimetė. Taip, pasižymime 8 dienų perus ir pamatysim, kaip tai mums labai padės ir pravers. Tai dabar, ar ne, praeina 10 dienų. Turime gegužės 20 dieną. Žiūrim, ką mes dabar darom. Čia 10 dienų praėjo. Ką tai reiškia? Visur yra dengti perai. Ką mes padarome? Šičia turim tą bemotininę šeimą, mes vadinam. Čia į antrą poziciją perkeliame seną motiną po 10 dienų, ar ne? Paleidžiam iš izoliatorius. Tai yra atidaromi izoliatorių, motina išeina. Tai čia turim seną motiną. Ir čia, žiūrėkit, dabar turėjom 8 dienų perus, kur pasižymėjom tuos rėmelius, mes čia perkeliam. Ką tai reiškia? Praėjo 10 dienų, tai čia jau yra 18 dienų perai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iki 21 dienos, tai yra iki kol jie pradės ristis, mes turime 3 dienas, ar ne? O kai motina čia mes paleisim ir jinai pradės dėti, galim pasižymėti tokį laiko juostą, ar ne? Čia motina, paleidžiame, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dienos. Turim, čia kai paleidome motiną, jinai turi 9 dienas, iki kol pradės dengti jos perus, ar ne? Ir mes šičia perkeliame dengtus perus 18 dienų. 18 dienų, ką tai reiškia? Jie risis po 3 dienų. Čia jau bus 21 dienos amžiaus. Vadinasi, mes štai čia turime 6 dienų pertrauką, kai ir nėra uždarų, tai yra dengtų perų. Štai šičia turime po 3 dienų, tai yra gegužės 23, čia po 3 dienų, turime 6 dienų pertrauką, kada mes galime pagydyti. Tai yra iki 29. Nuo 23 iki 29 dienos mes pagydom oksalo rūgšties tirpalą. Oksalo rūgšties tirpalas veikia tik tai bites esančias, erkės esančias ant bičių, todėl mes čia pagydom šitą šeimą. Tai jau čia mes erkių nebeturime. Turim tik tai tam 6 dienų tarpe būtinai jas pragydyti. Taip, tai čia labai svarbus ir išskirtinis dalykas, kad šiuo atveju mes galėsime nugydyti ir tą šeimą, kur bus sena motina. Mes pašalinam visas erkes iš čia. Žiūrim toliau. Šitoj tęsiam su bemotininė šeima. 05-20. Mes turim keletą pasirinkimų. Sakykim, apie lopšelius jau daug kalbėjom, viskas bus tas pats. Pasinagrinėkim atvejį, kuomet mes dėtumėm apvaisintą motiną. Tai yra nusipirkę iš veislyno. Tam, kad įsidėtumėm apvaisintą motiną nusipirkę iš veislyno, mes iš karto 20 dieną dar nededam. Kadangi žinom, jog bitės nesutranės, nes kad sutranėtų reiktų, kad nebeliktų jokių perų, mes dar palaukiam 7 dienas, tai yra iki 05-27. 05-27. Čia visur turime, sakykime, dengtus perus, kadangi čia visur dengti perai, mums lopšelių neprisius, gelbimosi lopšelių neprisius. 05-27, ką mes padarom, turim čia, sakykime, korpusas, atsinešam, įsidedam motinėlę. Tai yra tam transportavimo narmelį. Ar reikia kažko laukti, nieko nelaukiam, atidarom tas dureles iš karto. Tai per kandi tešlą, per parą jos šitą motiną paleis ir jos 100% priims. Dėl ko 100% priims? Nes čia yra visur dengti perai, absoliučiai visur dengti perai ir jos neturi jokios kitos galimybės gauti motinos, išsiauginti motinos, tai jos 100% priims šitą motiną, net galvot nereikia. Įdedam ir mes jau žinom, kad jinai bus priimta. Ir viskas, mes jau turim čia naują motiną įsidėję. Tai, ką mes dar turim galvot? Pagydyti nuo erkių. Tai pasigalvojam. Čia mums reiktų, ar ne, nuo 10 dienos, 21 dienos. Tai mes ateinam 05, sakykime 31,
pasižiūrim, nuo mūsų pradinio užizoliavimo, čia dabar turime praėję 21 dieną, tai visi perai išsiritę, o nuo šičia mes turim praėję tik tai 4 dienas. Na dar kol motina paleido, na tai sakykime 3 dienas. Tai vadinasi, vėl mes turim 6 dienų tarpą, tai nuo 05.31 iki 06.05, kol mes galim pragydyti oksalo rūgštimi. Štai šitą šeimą. Ir mes pragydom tarp šitų 2 dienų, mes pragydom oksalo rūgštimi. Ir viskas. Tai galim realiai gal truputį ilgiau palaukti 06, 03, ateiti tuo metu pasitikrinsim, kaip tą motiną priėmė ir tuo pačiu nusigydysim oksalo rūgštimi. Štai ir viskas. Labai paprastai mes naudojam šitą būtent metodą, tai yra susigauname motiną, pasižymime rėmus, jinai persikelia, tuo pačiu nusigydo ir su sena motina, ir be motininė šeima. Ir tokiu būdu nėra spėtimų. Jeigu taikysim šitą metodą, spėtimo realiai pas jūs nebus. Pas mumis nebūna spėtimo, būtent dėl to yra taikomas toks metodas. Ir tikrai su spėtimu nematysit. Problemų nematysit. Svarbiausia nusistatyti antrą spėtimo stadiją. O jeigu kas atsitinka, jeigu ateina trečia spėtimo stadija, tai atsiranda lopšelių. Vėlgi, geriausiai suveikia štai šitas būdas, tai yra motina įdedam į izoliatorių, tik tai koks papildomas darbas yra, mes po 5 dienų ir po 10 dienų, po to, kai motiną įdėjome į izoliatorių, turim išlaužinti visus lopšelius. Tai turim visą lizdą pereiti, geriausiai dar ir nusikratyti rėmelį, kad nesimatytų, kad bitės nepaslėptų lopšelių ir visus tos lopšelius išlaužyti. Išlaužysim visus lopšelius, praeis 10 dienų, visus perus uždengs, motiną iškelsim, viskas bus tvarkoj. Todėl labai didelės problemos nebus, tik tai, mums padaugės darbo. Nes mums reikės viską atidžiai pereiti, peržiūrėti. Jeigu mes nusistatom antrą spėtimo stadiją, mums šitas darbas 05.15, mes ir 10 dieną turėsim išlaužyti, kai izoliuosim motiną turėsim išlaužyti, tada po 5 dienų ir dar kai mes sudarysim iškelsim seną motiną, tai 3 kartus mums reikės dar pereiti lizdą. Tai, klausimas, ar mes to norim, gal geriau nusistatyti tą spėtimo stadiją. Visgi, jeigu nepavyksta, mes atliekam tuos pačius veiksmus, tik tai turim išlaužyti lopšelius. Taip, ar yra kokių tai klausimų ties šito metodo?